Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Šiandien pakalbėsim apie vairuotojų ir pėsčiųjų santykius. Vieni kaltina kitus, tačiau kaltais neprisipažįsta nei vienas. Šiandien papasakosim apie pėsčiųjų dažniausiai daromas klaidas. Pasivažinėjus pusdienį ir stebint kelias sankryžas bei pėsčiųjų perėjas, susidarė nuomonė, kad nemaža dalis pėsčiųjų nežino elementarų kelių eismo taisyklių arba nesupranta, kad jos galioja ir jiems. Dažniausi nusižengimai – ėjimas degant draudžiamam šviesoforo signalui, gatvės važiuojamosios dalies kirtimas tam neskirtoje vietoje ir paprasčiausias neapdairumas, kuomet pėstysis net neapsidairo prieš eidamas per gatvę. Neretai vairuotojai nepatenkinti tuo, kad pėstieji neskuba eiti per pėsčiųjų perėją, nors kelių eismo taisyklėse aiškiai rašoma, kad pėstysis negali per gatvę eiti pusę dienos. Tikriausiai ne visi pėstieji žino, kaip jiems elgtis gatvėje, bet nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, todėl pasiteisinimas, jog nežinau kelių eismo taisyklių skirtų pėstiesiems, negalioja. Keisčiausia yra tai, kad pėstieji neretai rizikuoja savo sveikata arba gyvybę ir skuba ten, kur to daryti nereikėtų. Noras sutaupyti kelias sekundės ir ėjimas degant draudžiamam šviesoforo signalui gali kainuoti ne tik policininko skirtą baudą, tačiau ir sveikatą. Vienoje Vilniaus reguliuojamoje pėsčiųjų perėje toks vaizdas kasdienybė. Pėstieji čia eina kada nori. Čia pora pavyzdžių dar vieno pažeidimo, kurį daro pėstieji. Eiti per tokias plačias gatves ten, kur nėra pėsčiųjų perėjos, yra itin pavojinga. Deja, tokių pažeidėjų užfiksuojame ne vieną. Per trumpą laiką jų buvo keletas, todėl nesunku įsivaizduoti, kiek jų pažeidinėja kelių eismo taisykles per visą dieną. Artėjanti žiema ne tik šaldė orą ir paankstino tamsųjį paros metą, bet ir važiavimo sąlygas padarė sunkesnes nei vasarą. Pirmiausias ir svarbiausias dalykas – tai gerokai pailgėja stabdymo kelias. Net ant sauso asfalto automobilis, apautas žieminėmis padangomis, stoja kur kas ilgiau nei vasarą. Štai tokioje pėsčiųjų perėje tiek vairuotojai, tiek ir pėstieji turėtų būti atidūs. Vieni turėtų kiek prilėtinti savo greitį, o kiti neskubėti įžengti į pėsčiųjų perėją. Nereguliuojamoje pėsčiųjų perėje reikia būti itin atidiems, ypač miestų centruose. Žmonių judėjimas mieste kur kas intensyvesnis ir iš vairuotojų reikalauja geresnės reakcijos ir pastabumo. Kelių eismo taisyklėse rašoma, kad pėstysis prieš įžengdamas į perėją turi įsitikinti, kad vairuotojas sustoja jį praleisti. Neretai tenka matyti, kuomet pėstysis pirmiau įžengia, o tik vėliau apsidairo, tikėdamas savo jėgomis ir pasitikėdamas vairuotojo budrumu ir automobilio galimybėmis. Vienas pavyzdžių – šį pėsčiųjų perėją. Drąsuoliai į ją žengia net neapsidairę. Deja, ne visuomet pėstieji turi pasirinkimą eiti per pėsčiųjų perėją ar pažeidinėti kelių eismo taisykles. Štai pavyzdys ši sankryža. Pėsčiųjų perėja yra čia, pėsčiųjų perėja yra ten, o štai čia, kur jos reikėtų, nėra. Tokiu atveju, kai nėra pėsčiųjų perėjos, galima eiti ir per gatvę. Tačiau anot kelių eismo taisyklių tai daryti galima tik įsitikinus, jog netrukdysite kitiems eismo dalyviams. Šioje sankryžoje tai nėra retenybė. Pėstieji neturėdami kito pasirinkimo eina per gatvę, nors pėsčiųjų perėjos čia nėra. Laimė, kad jie tai daro apdairiai. Vairuotojai ir pėstieji turėtų sugyventi draugiškai ir padėkoti, kai jie yra praleidžiami pereiti gatvę.
Elementarus gestas ranka arba paprasčiausias galvos linktelėjimas. Daugumai vairuotojų tai pakankama padėka už tai, kad jiems reikėjo stabtelėti ir praleisti per gatvę norintį pereiti pėstįjį. Praėjusį savaitgalį Lietuvoje buvo paskelbtas Lietuvos metų automobilis. Rinkimai vyko jau 15 kartą, tad pažvelkime šiek tiek ir į istoriją. Sekmadienį Lietuvos metų automobiliu karūnuotas Hyundai i40. Tai naujas ir ko gero iki šiol sėkmingiausias Hyundai koncerno kūrinys. Beje, tai pirmas kartas, kai Lietuvoje nugali Hyundai. Iki tol iš korėjiečių yra laimėjęs tik Kia Ceed. Kadangi tai jau 15-asis Lietuvos metų automobilio konkursas, bent trumpai prisiminkime keletą jo štrichų. Per 15 metų konkursuose varžėsi 370 naujausių automobilių, įvairiais metais kėlusių didžiausią ne tik specialistų, bet ir eilinių automobilininkų susidomėjimą. Tapo jau tradicija, kad dauguma konkurse dalyvaujančių automobilių Lietuvą pasiekia tik renginio išvakarėse. Kai kurie jų būna nematyti net vertinimo komisijos nariams, kurie paprastai turi galimybės anksčiau nei daugelis kitų susipažinti su karščiausiomis premjeromis. Žinant, kad kiekvienas vertinimo komisijos narys su kiekvienu konkurse dalyvaujančiu automobiliu bandymo metu nuvažiuoja mažiausiai po 100 km, nes sunku suskaičiuoti, kad per 15 metų kiekvienam vertinimo komisijos nariui vien bandomais automobiliais teko sukarti vidutiniškai po 40 000 km. Jei šį skaičių padauginsime iš 10, paprastai tiek žmonių sudaro vertinimo komisija, nelengva patikėti, bet bendrai nuvažiuotų konkurse bandomaisiais automobiliais kilometrų skaičius artėja prie 500 000. Iš šių 370 konkurso dalyvių į finalinius 5-tukus, vėliau 7-tukus buvo atrinkti 84 automobiliai, pretendavę į svarbiausiąją metų automobilio nominaciją. Tačiau karaliaus karūna iki šiol puošia tik 14 automobilių. Daugiausia kartų 4. Tokio įvertinimo susilaukė įvairių modelių Ford gamintojo automobiliai. 3 kartus geidžiamiausią į titulą buvo paveržę čekiški Škoda, 2 kartus vokiški Volkswagen automobiliai. Po 1 kartą Lietuvos metų automobiliais nominuoti japoniški Mazda ir Subaru, korėjietiškas Kia, prancūziškas Peugeot ir vokiškas Mercedes modeliai. Antroji pagal svarbą renginio nominacija Tautos automobilis, kuri įsteigta nuo antrojo konkurso, surengto 1998 metais ir kurios laureatą tradiciškai renka visos Lietuvos gyventojai. Šiemet tauta išsirinko Volvo S60. Pradedant 3 metų automobilio konkursu buvo įsteigta dar viena garbinga ir geidžiama metų visureigio nominacija, dėl kurios varžosi Bekelės galiūnai. O šiais metais debiutavo dar viena nominacija – miesto visureigis. Juo tapo Audi Q3. Dabar trumpa reklama, tačiau likite su mumis. Netrukus bandysim pabėgti nuo dviračio. Rubrika pristato Žalvaris. Mes surenkame senus akumuliatorius. Suzuki Wagoneer Plus. Šis automobilis man primena, ką tik iš kiaušinio įsiritusį mažą viščiuką. Galbūt dėl spalvos, tai tikrai paukščiuką panašus automobilis. Nepaisant kampuotų formų, jis atrodo ganėtinai mielai. Įsprogusias akis primenantys priekiniai žibintai ir švelnių linijų radiatoriaus grotelės šį įvaizdį tik sustiprina. Šį Suzuki sukelia dviejopus įspūdžius. Viena vertus, dėl didelės erdvės salone tai labai jaukus automobilis ir bijantis mažų ir uždarų erdvių bus maloniai nustebinti, kiek daug čia vietos. Tačiau forma jam ir pakiša koją. Mažas, siauras ir aukštas kėbulas reiškia, kad jo svorio centras yra palyginus aukštai. Tai tikrai nesuteikia stabilumo. Priešpriešinis vėjas taip pat nenuteiks maloniai. Ir vėl, nori nenori, prisimeni mažus paukščiukus, kuriems per stiprų vėjas sunku skristi. Šis mažylis gali drąsiai sakyti, juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.
tai tikrai nėra pats mylimiausias automobilis ir dažnai susilaukia pašaipų. Kita vertus, kad jį kur galas, kas sugalvojo gaminti šitą mašiną. Vieną akimirką stebiesi, kad jis turi kažką mielo ir akį traukiančio, kitą akimirką pradedi spjaudyti žaibais, kas tai per nesusipratimas. Šis Suzukis neabejotinai juokiasi paskutinis, kai kalba pakrypsta apie variklius. Po variklio dangčiu japonai sumontavo gerą ir energingą 1,3 litro benzininį variklį. Jo gale 79 arklio galios ir to negali užgožti net automatinė pavarų dėžė. Nuspaudus akceleratorių iki dugno, maloniai nustembi, kaip greitai šis mažylis spiriasi iš vietos ir už nugaryje palieka visus, kurie prieš tai dar baksnojo jį pirštais. Jei variklis stebina maloniai, tai valdymo savybės verčia šio automobilio vairuotoją išsigąsti ne juokais. Vos pamatęs staigesnį posūkį, vairuotojas turi sutelkti visas nervinės ląsteles ir nepersistengti. Noras staigesnį posūkį įveikti greičiau gali baigtis čiuožimu ant stogo. Tai labai nestabilus automobilis, todėl į tolimesnę kelionę užmiesčio keliais juo važiuoti nepatarčiau. Bet su miesto ritmu šiam mažiui susitvarkyti vieni juokai. Šis Suzukis labai primityvus automobilis ir jo viduje rasime kokias 5 judančias dalis. Tai šios rankenėlės, vairas ir bėgių perjungimo svirtis. Na gerai, paieškojus gal rasime dar 2 kažkokias tai krutančias dalelės. Sakoma, kad genialumas slypi paprastume. Tai visiška tiesa. Šis automobilis labai paprastas, paprasta ir jų naudotis. Medžiagų kokybė prasta ir kažkur prisilietus iškart nupurto šiurpas. Pašalinių garsų išgirsite nemažai. Jei nesiskundžiate klausa, plastiko girgždėjimas pasieks jūsų ausis ir nervus. Tikriausiai niekam nepaslaptis, kad šiek tiek daugiau domisi, kad šiuo Suzuki gamino ir su Opel ženkliuku. O šis konkretus Suzukis turi net ir originalių Opel dalių. Pavyzdžiui, šis žibintas, jis nuo Opel Agila, o šis originalus nuo Suzuki Wagon R+. Nors išoriškai šie automobiliai atrodo beveik identiški, tačiau pirkdami šį paukščiuką su Opel snapeliu rizikuojate rečiau lankytis autoservise. Paradoksalu, bet Suzuki Wagon R+ ir Opel Agila lyg iš kitų planetų. Patikimumo reitinguose Suzuki klaidžioja apačioje, tuo tarpu Opel labiau laikosi viduriuko. Ta būtų galima pateisinti paprastų dalykų. Suzuki ir Opel montavo skirtingus variklius. Vairuotojai turintys Suzuki džiaugiasi, kad jau minėtas 1,3 variklis malonus, tačiau nėra labai patikimas, ypač ją suderintas automatinė pavarų dėžė. Tuo tarpu į Opel montuotas 1,2 variklis patikimesnis, tačiau netoks malonus kelionėje. Visos kitos problemos susijusios su smulkmenomis. Tai nežinia, kada norintys veikti arba atsisakantis tai daryti rankinis stabdys, gendantys salono apšvietimo jungikliai ir smulkus važiuoklės gedimai, kurių net nepastebėsi, kol nenuvarysi automobilių į servisą. UAB Autochemija niekada nepalieka mūsų naudotų automobilio be dovanų. Neišimtis ir Suzuki Wagon R+. Štai kas keliauja šio Suzukio vairuotojui. Tai servetėlių komplektas. Na, o mes, kaip padėka už tai, kad paskolinome automobilį, pašvarinsime langus. Gerai įsižiūrėjus, automobiliukas net mielas, jis nesukels didelių sunkumų, bet erzina mažyčiai negalavimai ir cypavimai. Tačiau važinėti mieste jis pritaikytas puikiai, o ir kaina nesikandžioja. Viso labo 7000 litų už 7-8 metų automobilį. Vertas dėmesio pasirinkimas, kuris jis tiesiog vežios ir per daug nesiskūs, bet ir nedžiugins sielos. Automobilis, kurį vairuojant man niekaip nepavyko pabėgti nuo dviratininko. Manot, tai neįmanoma? Pasižiūrėkit kitą mūsų laidos siužetą.
Susipažinkite, tai Microcar. Tai berods pats mažiausias naujas automobilis, kuris parduodamas mūsų rinkoje. Jis priklauso taip vadinamai mikroautomobiliukų klasiai ir šiam automobiliui vairuoti visai nereikia vairuotojo pažymėjimo, nes jis priskiriamas keturračių mopedų klasiai L6E. Mikrokarai tai mažiausia automobilių klasifikacijos grandis. Tokie automobiliai gali vežti nedaugiau 2 keleivių, o jų variklio darbinis tūris negali būti didesnis nei 500 kubinių centimetrų. Dėl tokių apribojimų šie automobiliukai priskiriami prie keturračių mopedų ir šias mašinas gali vairuoti asmenys neturintys vairuotojo pažymėjimo ir paaugliai nuo 15 metų amžiaus. Microcar kaip automobilių markė yra Prancūzijoje. Tai palyginus nauja kompanija, savo veiklą pradėjus 1984-aisiais. Toks automobilis vienintelis modelis gamintojo gamoje. Jis vadinasi M-Go. Tiesa, jį galima užsisakyti su įvairiais varikliais ir įvairių komplektacijų. Visi jie aprūpinti dienos šviesos LED žibintais, kurie atrodo labai prabangiai. Prabangesnės komplektacijos pasidabinusios nikeliuotais elementais ir kiek geresnėmis interjero medžiagomis. Nors tai motoroleris, jis turi ne tik normalius saugos diržus, bet ir vairuotojo saugos oro pagalvę. Tiesa, dėl konstrukcijos paprastumo čia nėra stabdžių ABS. Automobilis sveria vos 350 kg. Tokių mašiniukų per metus prancūzai pagamina vos po 10 000, tad tai ganėtinai retas automobilis. Galite šaipytis kiek norite iš šio automobilio išvaizdos arba jo dinamikos, tačiau nepamirškit vieną dalyko, jis skirtas tiems, kurie dar negali vairuoti. Juo galima važinėti nuo 14 metų. Ir jeigu jūs neturit laiko vežioti kiekvieną dieną savo paauglį vaiką į mokyklą ir juo pasitikit, galite suteikti jam šansą būti savarankiškam 4 metais anksčiau negu įprasta. Tiesa, tam būtinos 2 sąlygos. Pirma, jūs turit pasitikėti savo vaiku, antra, jūs turit turėti šiek tiek pinigų. Tiesa, ne tiek ir mažai. Dažniausiai šiuos automobiliukus tėvai nuperka savo paaugliams vaikams, kai lauke atšąla oras. Vasarą galima važinėtis ir mopedų, o žiemą palikti jį garaže, persėsti į tokį mažių ir išlikti nepriklausomam nuo autobusų grafiko ar pramiegojusių tėvų, kurie nespėja nuvežti vaiko į mokyklą. Tėvams tuo pačiu nereikia rūpintis vaiko nugabenimu į mokyklą ar būrelį, tačiau jie turi labai pasitikėti savo paaugliu. Be to, tėveliai turėtų būti ir pakankamai turtingi, nes pigiausia tokio automobilio versija kainuoja 46 000 litų. Automobilis nėra dinamiškas, nors jo variklio darbinis tūris beveik 0,5 litro, dyzeliukas išvysto vos 5 arklio galias. Iki 100 km/h jis įsibėgėja per... niekada neįsibėgėja. Jo maksimalus greitis apribotas ties 50 km/h riba. Nuo Šeškinės kalno Vilniuje įsibėgėti pavyko iki 56 ir nei trupučio daugiau. Net paskui važiuojantis dviratininkas beveik be jokių pastangų sekė prie pat automobilio galinio bamperio. Niekaip negalėjau nuo jo pabėgti. Nepabėgu nuo dviratininko. Niekaip. Užtat toks palyginus didelio litražo variklis yra patikimas. Jo beveik neįmanoma sulaužyti. Tai itališki Lamborghini agregatai. Nors pavadinimas panašus į Lamborghini, tačiau dinamika nesulyginama. Aišku, važiuoti 2 juostų greitkelių, kai tave lenkia net sunkvežimiai, nėra labai jauku. Tačiau senamiesčio gatvėse šis mažas vijurkas jaučiasi kaip žuvis vandenyje, o ir aplinkinių šypsenos kelia nuotaiką. Viduje viskas paprasta ir suprantama. Mokytis automobilį valdyti nereikia. Viskas pritaikyta žmogui, kuriam tai ko gero bus pirmas gyvenime keturratis draugas. Jis aprūpintas elektriniais langų pakėlėjais ir net centriniu užraktu. Šitas automobiliukas valdomas visiškai intuityviai, nieko mokytis nereikia ir ko gero pritaikytas tiem žmonėm, kuriems tai greičiausiai bus pirmas gyvenime automobilis. Pavarų svirtis labai elementari ir paprasta, tai nėra mechaninė pavarų dėžė, čia yra variatorius. Jeigu nori važiuoti pirmin, stumi svirtį į priekį, jeigu nori važiuoti atgal, stumi svirtį atgal, jeigu nori sustoti, tai yra įjungti neutralią padėtį, palieki ją per vidurį ir viskas. Čia yra minimali komforto įranga, šildytuvas, kondicionieriaus nėra ir garso izoliacijos irgi praktiškai nėra. Tačiau bet kokiu atveju paaugliui persėdusiam iš mopedo šis automobilis pasirodys dieviškai geras. Aišku, tai nebus tėčio Mercedesas.
Tiesa, kabinoje nėra tylu, per variklio ūžesį sunkiai išgirsti radiją, o važiuojant grindiniu net su šalia esančių kolega reikia kalbėtis pakeltų balsu. Užtat salono šildymo aparatūra veikia puikiai, nors paleista visų greičiu, jis savo garsumu beveik prilygsta variklio ūžesiui, bet labai greitai saloną užpildo šiluma. Deja, kondicionierius šiame automobilyje nenumatytas, nes jį įjungus iš 5 variklio arklių, ko gero pusė jų turėtų vėdinti saloną. Motorolerinis variatorius neturi pavarų, viena pirmin ir viena atgal. Tačiau jaučiasi, kad tai dar viena neužmušama automobilio dalis. Ir bendrai visa jo konstrukcija tokia paprastutė, kad nieko neįmanoma sulaužyti. Iš pirmo žvilgsnio šis automobilis gali pasirodyti labai brangus, tačiau tiems, kas turi pinigų ir neturi laiko į mokyklas ar būrelius vežioti savo paauglius, tai gali būti visai neblogas būdas atsikratyti rūpesčio. Mat vaikas tokiu automobiliu gali važiuoti jau nuo 15 metų amžiaus, o po 3 metų eksploatacijos, kai vaikas suauga ir gauna vairuotojo pažymėjimą, toks automobiliukas dar gali būti parduodamas už maždaug pusę savo vertės. Automobilis ekonomiškas, jo 17 litrų bako turėtų pakakti nuvažiuoti daugiau kaip 400 km, nes vidutiniškai šis mikrokaras anot gamintojų vartoja mažiau negu 3 litrus dyzelino 100 km. Na kągi, sočių jums kūčių. Susitiksim jau Kalėdų rytą, lygiai po savaitės. Tuo pačiu metu vairuokite saugiai. Iki. Laidos draugai uždaroja akcinė bendrovė Autochemija, kur bevyktum. Laidos partneris Bridgestone.